Bandyčiau jūsų paklausti, o koks tai miestas yra Klaipėda, ką jūs man atsakytumėt? Dainininkas tai yra savotiškas balso atletas. Mes čia kalbėjome apie dirbtinį intelektą, tai jūs nenaudojate tikriausiai darbe. Tai žmogaus fantazija yra, manau, beribė. Jūs vis dar nustembat dėl kažko. Jeigu tu esi čia, reiškia tavo vieta čia. Ko jūs palinkėtumėt Klaipėdai? Gero skrydžio. Kur? Sveiki visi, kurie žiūrite ir klausote Vakarų Ekspreso tinklalaidę Laikas Klaipėdai. Šiandien mūsų viešnia yra Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė Rima Petrauskaitė. Labadiena, Rita. Labadiena. Ačiū, kad radot laiko pas mus atvykti. Ačiū, kad pakvietėt mane atvykti. Rita, kaip atrodo solisto darbo diena? Mes kalbamės darbo dieną, ar ne? Tai gal plačiojoje auditorijoje klaidinga manyti, kad jūs tik ateinat vakare padainuojate ir viskas. O kaip atrodo darbo diena jūsų? Tikrai ne vakare. Mūsų repeticijos prasideda 10 valandą ir jeigu yra, pavyzdžiui, sakykime, su orkestru repeticija, tai turi atvykti šiek tiek anksčiau, apšildyti balsą, pats truputėlį atmerkti akis. Ir tada repeticija vyksta iki 1 su pertrauka, po to būna tarpas iki 6 ir jeigu 2 repeticijos numatytos tą dieną, tai nuo 6 tas pats kartojasi. Gana sudėtinga, ne taip kaip galima įsivaizduoti, ar ne? Taip, tu turi būti visada pasirengęs ir tavo balsas ir svarbiausia nesusirgti tokiais negerais orais, šaltais arba kokiais tai šlapiais. Tai turi žiūrėti savęs labai smarkiai, negali vaikščioti išsiplikinęs, žiūrėti, ką darai, laikytis disciplinos, kad tavo balsas būtų visada pasiruošęs. Ar jums pavyko šią šaltą žiemą atsilaikyti ir nesusirgti? Galiu sakyti, kad pavyko ir džiaugiuosi, kad sugebėjau atlaikyti primadonos premjeras visas. Žadėjau kaip tik klausti apie pastarąją premjerą. Jūs galima drąsiai teikti, kad jūs esate patyrusi solistė ir kiek beje jūsų kaip solistės karjera jau trunka? Žinokit, aš neskaičiuoju tų metų, tai net negaliu įvardinti. Gerai, daug. Bet ilgai. Taip, ilgai. Nemažai. Jūs esate tikrai patyrusi ir man teko viešoje erdvėje skaityti apie šią premjerą, jos nemačiau, bet pasistengsim tikrai surasti laiko ir pažiūrėti, jeigu bus bilietų, nes jūsų teatre bilietų gauti dabar jau gana sunku. Skaičiau, kad kad šis formatas, mini opera, tai buvo savotiškas jūsų debiutas ir, dainuoti tokiame kūrinyje yra gana sudėtinga, dėl to, kad jūs esate viena scenoje. Tai ar tikrai taip? Pradėsiu nuo pradžių. Šį formatą ir šią idėją sugalvojo mūsų teatro režisierė Rūta Bunikytė. Ji nešiojosi jau šitą idėją ilgai ir tik tai laukia, matyt, to laiko tarpo, kada viskas susikristalizuos. Ir kai ji pasiūlė mūsų naujai vadoviai tokį projektą, Godai Giedraitytei, Goda pritarė, ji tada man parašė žinutę, ar norėtum toks, nes šita mano opera jungia savyje ne tik tai dainavimą, judėjimą, bet ir draminį tekstą. Tai galbūt čia buvo didžiausias iššūkis surasti balansą tarp draminio teksto emocijų ir kaip tu pereini į vokalą, kad, reiškia, nes čia toks buvo vaikščiojimas šiek tiek peilio ašmenimis, nes mes vis tiek nesame dramos teatro aktoriai, kurie aš taip įsivaizduoju, kad jie leidžia daug daugiau emocijų išreikšti, patirti net ir per savo balsą, kūną, fiziką. O mes esame apriboti klavyrais, muzika, kompozitoriaus parašyta muzika,
jau tu esi kažkokiuose rėmuose ir tu atlieki tą viską, perteiki muziką. Ir mes rečiau susiduriam su draminiais dalykais. Tai čia buvo draminio elemento žymiai daugiau negu kiti jūsų vaidmenys. Sakyčiau, nemažai, taip. Taip. Tai va, tai nepabaigiau dar, Rūta man parašė, užklausė manęs, ar aš norėčiau, aš sakiau taip, net negalvodama. Nes kažkaip jutau, kad tai turėtų būti labai įdomu ir labai sunku savotiškai, ir labai įdomu, ir labai netikėta. Jūsų darbe ir priimant sprendimus konkrečiai jūsų, yra dar ta dalis smalsumas, įdomumas, jums apsisprendžiant, imtis vieno kito ar ne darbo? Taip yra, nes pas mus teatre vyksta, jeigu numatomas koks nors pastatymas, tai vyksta perklausos. Dažnai atvažiuoja iš kitų šalių statytojų komandos, jie atsirenka solistus, tai mes kiekvieną kartą turime eiti pradainuoti. Pavyzdžiui, kai buvo Glaso kelionės pastatymas, tai irgi vyko perklausa. Tai perklausa ne tik vyko padainavimo perklausa, bet mes turėjom paskui persirengti, ką atsirinko, persirengėm į fizinę aprangą. Ir dar buvo tokia perklausa kaip etiudų, fizinės ištvermės, žiūrėjo, kaip mes judame, kokie mes mobilus ar nemobilus. Taip, dar ir pagal tai rinkosi solistus. Dabar, kaip jau minėjot, kelionė jūsų, jeigu nepainioju, atleiskite, jeigu supainios, bet ten jūsų kostiumas atrodė įspūdingai ir atrodė, kad jisai galėtų būti toks labai varžantis ir reikalaujantis fizinės ištvermės, ar iš tikrųjų tai buvo? Taip, nes pirmą kartą gyvenime, kabodama horizontaliai, turėjau dainuoti ir ne tik dainuoti, bet ir su to dainavimu judėti, nes mano vaidmuo šitoj operoje yra erdvėlaivio kapitonė. Tai mes turėjome sukurti nesvarumo būklės efektą. Tai buvo ir įdomu. Na, aš aukščio nebijau, tai man tas buvo smalsu visą tai atlikti ir sakyčiau taip. Paskui ten buvo visokie ir pakelimai, ir nešiojimai, tai jau ten statė Karlo mums ekstra. Dirbam su baletu dar atskirai. Bet man atrodo, po tokio nusileidimo, tai jau ten smulkmenos atrodė. Na taip, ten jau taip. Nes ir pakankamai sudėtingas tas kvartetas yra, kur mes skraidydami, nes mus ten pakelia, paskui nuleidžia. Apskritai visa... Jeigu kalbėti apie kelionę, tai teatrui visam buvo iššūkis, nes reikėjo suderinti ne tik tai dainavimą, vaidybą, bet ir visą techninę dalį, kad jinai dirbtų ir veiktų labai darniai. Ten, taip sakant, didelis mechanizmas sukasi. Matėsi scenoje, kad... Šiek tiek matėsi, ar ne? Tai turėtų visai nesimatyti. Ne, aš kalbu apie patį vaizdą scenoje, kad tai tikrai nebuvo eilinis pasirodymas ir kad reikėtų įdėti kažkokių naujų pastangų arba labai didesnių pastangų negu įprastai. Nors man atrodo, kad kiekvienas spektaklis jisai yra... Techniniam personalui buvo didelių iššūkių, taip. Teisingai, techniniam tikriausiai, nes šiaip tai kiekvienas spektaklis jis yra pasiruošimas ir atlikimas matyti sunkus. Negalima vėlgi sakyti, kad ateini, tik tai sudainuoji ir išeini. Ne, taip nėra. Taip tikrai nėra. O man įdomu, jūs kartais būna intensyvesni laikotarpiai, ar ne? Ir jums tenka pasirodyti skirtingose spektakliuose, vaidmenys absoliučiai skirtingi. Čia įdomus momentas artisto gyvenime, kaip jis su tuo susitvarko. Vieną dieną jūs ten galite būti karininko duktė, kita visiškai kardinaliai skirtingas personažas. Tai tiek vaidmens atlikimas, tiek, nežinau, vidinė būsena. Kaip tai artistas susitvarko? Na, kaip ir visi artistai, kuri personažą ir tu žinai, kaip įlysti į tą kaukę, į tą vaidmenį. Tiesiog tai yra
kaip užsidedi jau, dėdėsi ant savęs kostiumą, tu rengiesi, ruošiesi, sakykime, prieš spektaklį, ar ne? Na, o plus dar būna prieš tai repeticijos, tai tu ir pasitreniruoji. Nėra taip, kad mes tokie esam, dainininkas, aš apskritai norėčiau pasakyti, kad dainininkas tai yra savotiškas balso atletas. Mes daugiau į sporto pusę. Tai turi būti vaikščioti į sporto klubą, aš pavyzdžiui vaikštau, kartais darau pertraukas, kai negaliu jau leisti savo, nes nedaug dievė kur nors tave perpūs, arba sutrauks, arba kažkas tai atsitiks, tai kentėsi. Bet po to, kai būna pauzės, tai tada jau tu savo kūną turi paruošti, nes dainavimas tai nėra dainavimas čia, yra dainavimas. Dainavime dalyvauja visas tavo kūnas, tavo psichika, kūnas, žodžiu, turi būti pasirengęs. Sveikata yra labai svarbus veiksnys mūsų darbe. Ir fizinis pasirengimas. Ir fizinis pasirengimas. Įdomu, kad solistas privalo arba turėtų. Neprivalo, bet turėtų. Man buvo lengviau, pavyzdžiui, man buvo iššūkis irgi per Pulko dukrą. Reikėdavo užbėgti laiptais ir ne šiaip užbėgti, o greitai užbėgti laiptais ir prasideda tavo duetas. Tai iki to, reiškia, kai mes statėme, aš nelankiau sporto klubą, paskui pradėjau lankyti ir man tada ženkliai lengviau būdavo užlėkti tais laiptais, nesudarydavo jokio. Ten, jeigu gerai pamenu, nebuvo kelios pakopos, ten buvo gana statūs. Nebuvo kelios pakopos, tik tai dabar, kai perkeliam tą spektaklį į teatrą, tai sumažėjo tų pakopų skaičius, tai man jau kaip ir jų ir trūksta, nes reikia lėkti tik iki pusės. O dar iki premjeros statant spektaklius, solistas gali pareikšti kažkokią pastabą, kuri lems pakeitimus. Na, tarkim, čia hipotetiškai klausiu, bet nestatykit jūs tiek daug pakopų, nes man reikės jomis užbėgti ir po to atlikti. Čia jau greičiausiai ne, nes scenografiją daro scenos dailininkai, kostiumus daro kostiumų dailininkai, tai čia jau jų vizija ir jų meninė išraiška, tai jau čia greičiausiai mes būna kartais tada prisitaikomės prie esamų dekoracijų, sakykime, taip. Kažką, jeigu jau neišeina, arba ten jau iš vis, kaip minėjau apie kelionę, tai ten jau buvo būtina sąlyga, kad tu turėtum fizinės jėgos, nes kaboti ten yra reikalų. Jo, ir ne tik kaboti, reikia dar plaukti, sklandyti, taip, neplaukti, sklandyti. Sklęsti ore. Sklęsti ore, taip. Aha, gerai. Visada įdomu žmonėms statistika. Gal ir kvailai nuskambės klausimas, bet jūs skaičiavot, kiek vaidmenų esate sukūrusi? Ne. Aš kažkaip su matematika nelabai, tai nors skaičiuoti tenka, kai dainuoju, pavyzdžiui. Reikia skaičiuoti kartais. Labai nemėgstu to daryti, bet... Skaičiuoti, kad jūs laiku įstotumėte? Taip. Yra tokia kartais reikalinga turėti mintise tą skaičių, nepamesti jo. Čia vienas iš tų niuansų, kur matyti iki publikos jisai nepastebimas ir nežinomas. Aš mėgėja sakyti taip, kada man eina eilutė prieš mano akis ir aš ją turiu, parašytą eilutę kompozitoriaus, tai tada man kažkaip yra labai gerai ir aš niekur nenuklystu. Bet čia jau, kaip pasakyti, kiekvienas nusprendžia, kuris metodas jam geriausias. Taip, tikriausiai. Taip. Kalbant apie publiką, kiek ji jums svarbi, aš kalbu apie tai, kad, tarkim, tokie jos požymiai kaip dydis arba reakcijos. Aš galbūt klystu, bet man kartais atrodo, kad gal solistui tam tikros reakcijos gali pasirodyti netikėtos ir dėl to jį išblaškyti. Tarkim, nelaiko pradeda ploti, arba ploja, arba kosti, arba dar kaip nors. Čia jūs kažkaip veikia ar neveikia? Kai scenoje esi ir vaidini spektaklį, tai tu esi susikaupęs ir tas vadinamasis sceninis dėmesys, jis yra kitur. Aš nelabai kreipiu dėmesio, nes negali kreipti dėmesį, nes tu turi veiklos labai daug
ir tu neužsiminėjai nei savianalizę, nei kažkom, tu turi įvykdyti, kaip sakant, užduotis visas, kurios tavo yra paskirtos ir jeigu kosti, kartais, jeigu turi pauzę kažkur ten, tarkim, ten esi scenoje, tai matai telefoną, kažkas žiūri, bet stengiasi nukreipti dėmesį ir nežiūrėti, ir neklausyti, negirdėti šitų dalykų. Čia profesionalumo požymis. Na, taip. Kad... Plius, jeigu orkestras mus skiria nuo publikos, tai jinai vis tiek kažkiek tai yra atsitraukus. O kaip sakykit, pats Klaipėdos Klaipėdos muzikinis teatras, sutrumpintai vadinkime, kaip jis jum atrodo? Nes mes turėjome, aš kalbu apie naująjį pastatą, naują visą infrastruktūrą, mes esam girdėję jau ir lankytojų vertinimus, atsiliepimus, ir vietinių, ir nevietinių, ir administracijos apie darbo sąlygas, ir galų gale architektai irgi vertina, visi jį vertina. Ypač tie, neįmanoma nevertinti patekus vidun, nes tikrai kiekvienas matyt susikuria savo įspūdį, bet ir vertinimą, bet kad jis išskirtinis, tai man atrodo, čia jau negalima nuneigti. O kaip jum, kaip solistė, iš solistės pusės vertinant, kaip jis jums atrodo? Aš irgi, kai patekau patį pirmą kartą, prieš jo atidarimą, mes kažkur likus savaitę iki atidarimo koncerto patekom į visišką dar statybvietę. Tai buvo labai didžiulis toks virsmas per vieną savaitę, kaip viską sutvarkė ir atidarė duris žiūrovams. Tai man buvo labai įspūdinga ta mintis, labai patiko kopų, jūros ir pradedant nuo salės šitą molio visą dekoraciją, reiškias padarytos tos sienos, lubos, pačios pagrindinės salės, jūros. Tai buvo tokia tikrai labai įdomi. Mes jaukinomės tą pastatą, mūsų pusę, kaip aš vadinu, kulisinę pusę. Tas rūsio elementas minus 18 metrų į gylį. Kyla visokių ten tokių niuansų, vieniems vienaip, kitiems kitaip. Ta prasme, mes pratinamės prie to pastato. Nes jis dar yra naujas. Taip. O techniniai parametrai, nes jūs irgi matyt, akustika matyt yra labai svarbu. Akustika svarbu, taip, kai pirmą kartą, kai repetavau prieš atidarimo koncertą, tai buvo keistas jausmas, paskui mane įrašė kolegė ir davė paklausyti. Tai kadangi prieš orkestrą stovėjau ir dainavau, tai buvau labai nustebusi, tarsi aš dainuočiau įgarsinta. Aš, ta prasme, likau patenkinta tuo garsu, koks jisai atėjo į salę. Taip. Jūs vis dar nustembat dėl kažko? Tada buvau nustebusi, taip. O kitas darbas jūsų, tarkim, tie patys vaidmenys arba kostiumas ar dar kažkokia tai detalė iš būsimojo pasirodymo. Ar jūs savo darbe dažnai nustembat? Nustembam. Nežinau, kiekvienas kostiumų dailininkas, jisai turi savo viziją. Jisai pristato ją ir, žinoma, vieni daugiau žiūri gal kokie solistai bus ir pagal tai jie kuria savo tą viziją ir koks bus personažo kostiumas, sakykime. Kiti gal tiesiog savo galvoje susikuria, o paskui jau, kai jį įgyvendina mūsų auksarankės siuvėjos ir sukirpėjos, tai jisai kažkiek tai taikosi prie tavęs, prie tavo formų, tavo ūgio, nežinau. Tai nustebti gal nenustembu, bet įdomu, man visada įdomumo tas faktorius yra ir man įdomu, koks jisai bus. Pavyzdžiui, vienokio ar kitokio personažo kostiumas, kaip tas žmogus mato.
kostiumai arba kiti kūrybiniai sprendimai komandos. Taip, arba rekvizitas, arba pati ta scenografija, taip, įdomu, taip. Būna įspūdingų ten scenų. Taip, žmogaus fantazija yra, manau, beribė. Mes čia kalbėjome apie dirbtinį intelektą, tai jūs nenaudojate tikriausiai darbe. Aš naudoju, kaip ir visi, atsargiai, ta prasme, kad neužsižaisti su juo reikia. Bet dirbtinis intelektas yra gerai, tai yra kaip įrankis, taip kaip mes naudojame savo telefoną, juk mes nebegrįšime prie mygtukinio telefono. Tai visos technologijos yra tik į gerą. Ir jeigu jos tarnaus geram tikslui, tai aš manau, kad tai yra nuostabu. Ir jeigu jomis mokėsim naudotis. Taip, reikia mokėti naudotis. Taip. Aš vis prisimenu. Reikia tobulėti. Ir... Krylovo pasakė čia apie beždžionę ir akinius, kurį taip ir neišmoko naudotis akiniais. Ir juos išmetė, nes sakė blogi. Taip. Ne, aš tai esu už visus virsmus techninius ir man labai įdomu techniniai dalykai. Rita, jūs esat klaipėdietė, mes jau nusprendėm, kad jūs esat klaipėdietė, bet gimėt ir augot ne Klaipėda, tai galit trumpai papasakoti savo istoriją atsiradimo Klaipėdoje. Tai aš esu gimusi Radviliškyje, po to mano mama išsikraustė į Šiaulius ir aš ten baigiau 14 vidurinę mokyklą. Ir po to išvažiavau studijuoti ir atsidūriau Klaipėdoje. O kodėl būtent Klaipėda? Pamenat tą momentą? Ar ten tiesiog buvo kažkokios tai rimtas priežastys, ar čia daugiau buvo emocijos? Gintas Žilys, pirmasis profesionalaus Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovas, rinko kursą šitam teatrui. Ir aš buvau pakviesta stoti į šitą kursą. Tai pagrindinė priežastis, kodėl jūs atsiradot Klaipėdai. Nesigailit sprendimą? Ne, visiškai. Jeigu aš jūsų paklausčiau, pabandykime įsivaizduoti, kad aš nesu buvęs Klaipėda ir bandyčiau jūsų paklausti, o koks tai miestas yra Klaipėda, ką jūs man atsakytumėt? Visų pirma, miestas prie jūros. Tai ne prie jūros, negalima taip sakyti. Klaipėda yra prie marių. Ir netoli jūra yra taip persikėlus per marias. Tai svarbiausias dalykas taip, kad jis yra jūrinis miestas, uostas, dinamiškas miestas, manyčiau, besikeičiantis, gražėjantis. Manau, kad ir ateityje dar gražės. Tobulėjantis, toks vėjų miestas, prapučiantis kiaurai skersas toks miestas. Skersas vėjas pučia per šį miestą. Vėjas čia nuolatinis palydovas ir mes matyti irgi jo niekada neišvengia. O jūra jums svarbu? Ar... Taip, labai svarbu. Nors žinoma, kaip jau klaipėdietė, tai mes juokaujam. Kai visi išvažiuoja iš pliažo, tada mes einam pasivaikščioti prie jūros. Žiemą. Žiemą, rudenį, pavasarį, taip, kada ten mažai žmonių vaikšto. Ok, o ar tai geras miestas kurti? Manau, kad taip, visur gera vieta, kur tu jautiesi gerai ir kūrybai, aš manau, reikia tik tavo fantazijos ir nežinau, tobulėjimo kažkokio, tai manau, jeigu tu esi čia, reiškia tavo vieta čia. O nebandė jūsų kas nors išvilioti, nes jūs irgi, nesikuklinkit, bet, sakysim, esat tam tikros srities profesionalė, vertinama ir gal kažkur geidžiama ne tik Klaipėdoje. Taip, bandžiau čia pabėgti, važinėjau 6 kažkur metus tarp Klaipėdos ir Vilniaus į operos teatrą. Ten man turėjau keletą spektaklių, dainuodavau, tai buvau šiek tiek pabėgus. Bet trumpam. Bet trumpam ir likot. Jo. Gerai, Rita, čia matyt geras momentas paklausti paskutinio klausimo, kuris yra vienodas visiems mūsų svečiams. Prašysim ilgai negalvoti ir atsakyti, tai ko jūs palinkėtumėt Klaipėdai? Gero skrydžio. Kur? Į
į tobulėjimą, į kūrybą, į fantaziją. Kad daug būtų įvairiausių projektų, gražių, gerų. Tiek palinkėčiau. Ačiū, mes jūs dėkojame už gerą palinkėjimą ir linkime jums čia likti ir toliau džiuginti savo nuostabiu balsu ir puikiais vaidmenimis. Ačiū labai. Ačiū, kad atvykot, kad skiriat mums laiką. Ačiū labai. O mes dėkojame savo žiūrovams ir klausytojams. Primename, kad šį įrašą, kaip ir kitus, galite rasti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Ačiū, kad esate su mumis. Iki kitų kartų.